Oi, čia šposai. Žiūrit, seno dvaro gira. Va. Va šitaip gailiuosi, Nes nargliai, šerikla ir tik tada atva. Šarčiau parodė. Jeigu renkam, tai visą. Renkam, abudu. Atėjau. Pirmas kartas įdomesnis bus. Pats nesuprantu, ką darau. Tipo panašu. Tipo panašu. Oha. Dar ko neatnešiau. Pagrindinio sėdėtojo. Nuo šiol žuklėse mus lydės Džimis. Belekas. Iš tikrųjų, jei atvirai, tai radau ant kelio. Gal kažkokiam vaikui ir liūdna, bet man bus linksma. Va, abudu sėdėsim, žuvausim. Džimis. Kol kas ant stalo. Nu. Čia tarkim. Bam. Eikstič. Svarbu pačiam neapsivošti. Dar įsilyginčiau pagal gulščiuką. Čia tik ne iškart supratau, kas čia per reikalas. Tai dar turim laiko nuspręsti. Džimis. Nuspręsim, kur varysim ir jau tada, nu ką, negaišinam laiko, viskas čia aišku su šitą kėdę. Tokią apžvalgėlę gal bus įdomiau pradžių žiūrėti negu nešuos daiktus. Aš čia irgi nešiaus daiktus. Bet kažkaip įdomiau. Tai ką, susimatom jau iš nuo kranto, ką žinau. Labą rytą. Oi. Oi. Dar ne nuo vandens, kaip ir sakiau. Bet ką, nu turim kuprinti. Lietuva tėvynė mūsų. Ne, aš ant jūsų. Ne, šiaip šposinu. Oi, čia šposai. Šitas begas. Kėdė. Realiai šitie du kokių 20 + kilų. Bet tai čia ir pakojus, ir attachmentai, ir stalai. Ką čia turim? Po 6:10. Kvapą biškį atgaunu. Pradėsim žiūrėti, kas čia per reikalai. Nu, o kad neatsibostų ilgai žiūrėti, aš vandą, ką čia, kėdę, dar kažką ant to sugreitinto.
Atsiboginau, žodžiu, tai viską. Bet, pavyzdžiui, tos daiktas kaip pakojis. Kaip jūs manot, reikėjo? Bet aš galvoju, gal ir reikėjo, nes Fider Armui dabar nebus kaip padėti. Dar pasidaręs testą namuose vis tiek grybauju. Stalą, ką aš dedu. Viską turiu, tai sumesiu. Jimmy dar kol kas atsakingai, gražiai. Skrendam į nuotykius. Matomumas geras. Dar už kadro užsivanojom seno gero. Bet čia yra Sweet Bream Feeder. Šiaip galvojau, kad pastančino pasiėmiau, bet nepasiėmiau. Nu, bet čia smulkmiai bus gerai. Ir bus tobulai. Pasiėmiau pikeriuką. Tai jeigu jau starkis nebus taikinys, nu kaip, taikinys jisai bus, bet jeigu jau starkis žiūrėsim, kad labai jisai mum įnoringas, taip sakykim, tai žinom, kur pasilinksmint galim, su pikeriu. Viskas greitai, nes jau yra nemažai valandų. 6:30 jau kol aš čia įsiskleidžiau. Tai realiai, man atrodo, pasakiau, kelintą aš atėjau. Ir per kiek laiko aš jau pilnai sėdžiu jaukų užsimaišęs ant šitos kėdės, kur sakė platformas, nekeisk į kėdę, pasigailėsi. Va šitaip gailiuosi, Trumpai apie sistemą, gal kam įdomu, tai bloga bus sistema. Nu kaip, gera, bet didžiulė apkrova tokie meškeriai. Šiaip pikeris mano PEM, bet čia šėrykla KEM. KEM, atvadas, karoliukas į fiderinę gumą, PEM comų pavadys ir 16 numerio kabliukas. Tai dabar jokių bazinių, čia nieko nereikia, pirmą testuojam. Netestuojam, o pirmą klipsus. Nusisvaidom. Nes ant pikerio dažniausiai tas klipsas būna prie pat ir metant blankas pokštelna. Pirmas toks, kaip pasakyt, bandiminis užmetimas, tai bus 30. 30 metrų, 2 dzikeliai jau, tarkim, kad tos žuvies didesnės paieškot. Iš didesnės žuvies filė geriau daryti, ir įsifiliuoja geriau be kaulų. Ir sena žuvis vis tiek kvapą turi rimtesnį. Nu ką čia metasi? Oi čia. Tiesiog juokas akims. Nespėjau laikrodžio nusistatyti, jau kibimas. Tai kaip ir su balta žuvim turėtų viskas gerai būti. Biškai per toli atmetu ranką. Reikia vandą. Gavom su kėde. Nu čia pasaka, Andriau, jeigu žiūri, tai va. Gavom kartu ir laikrodį. Tik labai dar neįpratęs nusistatinėti. 200 susimečiau. 200 turėtų pakakt, bet kol čia reguliavau, tai jau ir užlenkė visą kotą. Tai kažkaip labai įdomiai traukia šėryklą, labai gaudo vandenį. Ar čia žuvis? Ai, per daug užspaudžiu. Šėryklą tai liko šiek tiek jauko. Reikia mažiau. Ypač smulkę žuvį gaudant, tai iš vis vos, kad įkrito į vandenį ir stulpas ir eina tokių miltų. Tada jai ten jau viskas, jau jinai lekia, jau reikia. Laikrodis sako, laikrodis žino.
Aš nelaiku, man atrodo, taimerį uždėjau. Aš taimerį įkaliau prieš metam, o gal, žinau. Bet taip ar taip dabar čia ne taimerio reikia. O keisim kablį. Kablį keisim todėl, nes... Laukit, kur aš čia turėjau. Kažkoks Kamatsu, Katatsu. Žodžiu, didžiausias šūdas. Pliumpt. Biškį vandenį maloniau bus žiūrėt. Nežinau tik ar matosi, kur įkrenta. O kabliukai. Iš karto, nieko, net žaist nereikėjo. Tai labai norėtųsi adekvačios. Mums šamam ir starkiam tinkamos. Bet jau čia nepasirinksi. Belenką paduok, belenkur paduok. Nei oro sąlygos. Nei pats Neptūnas. Tuščią kirtimą ką tik turėjau. Gal per anksti pasidžiaugiau. Gal čia ne kabliukas, gal čia mano dar grybas. Aišku, su pikeriuku, tai va čia lengvai gaudant nereiktų 40 gramų šėryklos muot. 40 gramų gali ir į dumblą pasodinti, nors yra atvadas tai. Tai Šiva pavo, žodžiu. Stabdom. Čia jau belekiek to plakio, tai nereikia nei takto, nei nieko. Čia man šiaip buvo iš tikrųjų įdomu pasibandyti. O ne pagal ritmą taikyt, šaudyt, gaudyt. Dar žinokit, čia ant plakis tai įdomus. Užtisė dzikelį liko skura ir viskas, duok naują. Duodam. Turiu naktinį slieką, turiu plūdinę. Kaip jūs galvojat, neužmetus? Šlykštų būtų. Taip, teplėt. Plūdinė taip lekia, kad buvau pamiršęs. Oho. Na ir taip. Tegu. Tokie biškiai netempimo, jeigu jau labai užsižiopsočiau, kad kaltų į galiuką. O kol mėgaujamės ir jums parodysiu. Matom meškerės galas, ne? Nieko rimto netraukiu, didesnį nei tą plakį, bet. Ai. Gaila. Nusikratė ir įkrito į vandenį. Bet dėl to labai nepykstam, nes reikia ir žuvį šansą duoti. Teisingai. Bet jau iš tikrųjų ant to karšiuko, čia karšiukas buvo, delninis. Jau net mačiau, kur bujų stovėtų. Ant gyvos. Va, matėt išlaukimą, net nespėjau įtempt. Bet jau čia jau plakis, jau čia.
juodas darbas. Vieną trauki, kitą meti. Galima ir paprasčiau, betgi. Nepratęs. Aš labai mėgėjęs buvau ieškotų skirtumų. Platforma prieš kėdę. Nu kodėl? Kodėl? Tai ir stalčiai yra, dar kažkas. Įpročio reikalas, naudot, nenaudot. Bet vieną jau radau, ką tikrai radau, tai kad į medžiagą kabliukas sega. Tai pavadys čia kažkur nukrito ant medžiagos. Kitas dalykas yra atsiremimas, tai sporte nieks nesiremia. Nėra kada, visada dirbi, įsitempęs, va, šiuk. Kas minutę permetimai, nu tai kur tu? O, broli mielas. Kur čia ir jas? Naktinis liekas dėl to ir turi savo minusą. Ne, ką, ešeriukas. Ešeriuko ant šomų tai nedėsim, tikrai gaila. Bet kaip jie ryja, tai besočiai. Nu, persirišęs iš akies dabar pavaidį. Tai gali būt, kad jau ir 8 ir plius, nes tas, kur buvo 50, jis buvo, va tarkim, toks, dabar jau gal ir visas metras. Ežere gal negerai, bet čia kaip tik mėlačių gaudau, tai jis ilgiau sklendžia. Plakių, kaip ir sakiau, nieko švento. Persirišau 0,10. Iškart koks kibimas toks, tunk. Čia, kaip sakyčiau, karšinis. Jo. Turiu priekrantę zonoj žolę, tai ir nusileidau. Aišku, čia kalba eina apie delninį ar čiučiu daugiau karšį. Čia negalvokit, kad trizniuoju su kilograminiais. Ką viskas po 7-12. O kaip apsiniaukia, mato dangus. Turiu būtinai pradėti rišti sistemas starkinę. Kol kalbam, dar vienas masalas. Ir amplūdinės, blemba koks gražus kibimas. Opa. Blemba ešerys, labai gerai įsikabinęs. Dar plūdė. Švystelnam. Ir čia dar. Dabar kaip ta žolių juosta labai čia. Oho. Nu. Stroftas visą gali, žodžiu. Kol kas dedu į kibiriuką, bet nežinau. Ant pikeriuko dar aš jį pardavinėjau, priminsiu, dar aš jį pardavinėjau. Kosmosas. Tai ačiū Dievui, kad nieks ir nepirko. Ant stalo čia nereik vandens, ne? Opcija. Kabliai čia naščiai. Nežinau. Tipo karpiniai. Norėčiau aš tos karpius pamatyti. Žiūrėkit, su visais imbarasais, silikonuoti. Čia gal net ne, gal čia net ne karpiniai. Tai bus tokie kabliai. Parodysiu jau pilną sistemą, kad čia ne pletkė. Nespėju suktis. Bandau čia rišt.
Dabar susirišau. Nu, pagrindinis 0,3, pavadys bus 0,25 mono. Bet mono toks kietas, kad kai užtempinėjau kilpą net brašką, tai toks kai stroftas gal sumaišytas su floriku truputį. Oik tu savo. Čia jeigu žuklė nepavyks, tai šitus daužysim. Tai žodžiu, taip. Kur čia viskas bėga, viskas lysta iš tų rankų. Laiko per mažai. Aišku, sėdėsiu ne pusvalandį ir ne dieną. Tai viską aiktų savo. Tarkim nieko. Taip, tai dabar turim tokį variantą. Nežinau. Ar tikrai ilgoka atrodo? Ilgoka atrodo, bet aš dar lyg tai galiu pačią kilpą mažinti. Jo, dabar viskas gerai. Ir čia į šitą filė bus, o... šamas alkana. Filė bus ir tokia va sistema. Nežinau. Nu, pasikūriau aš čia su tuo Sweet Bream feederiu. Ne to, man reikia kuojos. Dar su žolėm, nu keliam, 0,10. Nieka čia. Dėlinį karšiuką 0,10, tai čia be problemų. Bai. Maži, bet jau aršūs be protų. Aha. Tai va. Plūdinį. Hasta la vista. Nutilo. Vakaras. Nežinau. Bet ką tikrai žinau, kad jeigu kuojos nėra, aš neturiu ant ko mest. Neskaitant karšiukų. Tai gal pirmos nakties testas ir bus karšio mėsa. Antrą dieną darysim viską, kad kuoją pagaut. Gal išeisim į krantą. Nežinau, nesivaizduoju. Čia su žodžiu. Metam tas, ant ko atvažiavom, dzin, kad karšis, dzin, kad negerai. Metam taip, nes nėra laiko, nėra baterijos, nieko nėra. Taip, tai dabar matausi dar gerai. Jau temsta. Paskui su ledu pasidarysim. Bet dabar ką man reikia padaryti, tai su filė. Vieną gabaliuką perduriu. Nežinau, kokį masalą, kokio dydžio čia daryti. Fukt. Gerai. Ir va, turim maistelį ant plauko.
ką jūs mastot ir ką jūs galvojat. Nu. Pirma starkinį užsimetė, iš karto Jimmy statom, kad Jimmy stebėtų. Čekas, ar mataus, tai matysios. Opapa. Mataus, nesimatau. Tai šūdas. Gražus kibimas buvo. Mėsa užsimetus ant kablio. Greičiausiai jos gal per daug. Ar kažkaip tais. Dar reikės pabandyti dirbti daugiau su šitą sistemą. Čia tai per vieną išėjimą, tai aišku, nesuprasi. Kas buvo, kodėl blogai. Gal per arti buvo. Pabandau vieną mėsgalį nuimt, palikt kablį toliau. Gali būt, kad to reikia, o gal kaip tik arčiau reikia. Ar apsuksim vieną kartą, kad mažiau metimo metu įtakotų ten tas suktukas. Dar ir sistemą keisiu, bet čia, kadangi prototipas, viskas kol kas gerai. Kol susijungiu šviesas, tai ir kibimas dingsta. Bet yra kibimas, vieną kirtau, dabar turim po 9-10. Pusė 9 buvo kibimas ir dabar po 9-10. Tai skaitau kaip starkiui naktį, tai labai gerai. Labai iš arčiau parodyti. Va, ta meškerė. Jau buvau nuėjęs naust ir va, tokie nervų tampimai. Nu ką, iš po nakties stebuklų jokių, kibimų buvo. Viskas kaip ir kažkur gerai, bet kažkur suklysta. Manau, kad šitą sistemą dar išdirbsim, porą atnaujinimų, pasibandyti kitoj žūklėj. Variantas yra, kad pailginsim pavadį. Ilgas pavadys, tas pats plaukas ir važiuos. Turi važiuoti. Tai va, tai ką, rinksiuos, ruošiuos kitai žūkliai. Nebūtinai kita bus žūklė starkinė, bet ką, ačiū, kad žiūrit, spaudžiat, patinka, nepatinka, prenumeruojat. See you later. Smilkalai, saulė lūpomis